4 skyrius. Nerami naktis. Atrodė, kad šią naktį neturėjo nieko įvykti. Švietė mėnulio pilnatis. Visi ramiai miegojo. Tačiau gerokai po vidurnakčio Pietika pabudo nuo keisto jausmo. Lova lingavo lyg supuotusi vandenyje. Ant bibliotekos lubų, apšviestų mėnulio pilnaties, atsispindėjo vandens ratilai. Berniukas atsisėdo lovoje. Šviestuvas atsidūrė šalia galvos, galėjai ranka pasiekti. Minutėlę manė, kad sapnuoja. Rytais atsibudęs mėgdavo sakyti: seneli, buvau įkritęs į sapną. Bet dabar tikrai buvo iškritęs iš sapno. O kad įsitikintų, įmerkė ranką į vandenį. Abejonių neliko. Lova plūduriavo vandenyje. Seneli! Tyliai pašaukė Pietika, lyg bijotų išgąsdinti vandenį. Senelis knarkė ir nieko negirdėjo. Tik 3 kartą garsiau šūktelėjus mieguistai atsiliepė: kas yra, Pietika? Kodėl nemiegi? Seneli, mes plaukiam. Kokius niekus tauzyji? Miegok, subarė. Seneli, ateik, man baisu. Pietika, Pietika, nebeseksiu aš tau baisių pasakų. Ateinu. Taip tardamas jis išsirito iš lovos ir pliumptelėjo tiesiai į drungną vandenį. Nesusigaudydamas, kas atsitiko, pradėjo mosikuoti rankomis ir netgi plaukti laisvų stiliumi, bet greit atsitrenkė į spintą. Tada prisikapanojo prie lovos krašto ir pamėgino ant jos užsiropšti, bet ji pasviro ir mieganti močiutė pradėjo ridenti žemyn. Dar spėjo įsikibti į paklodės galą, bet nepadėjo. Besiridendama užgriuvo ant senelių ir abu murktelėjo į vandenį, užsiklodami baltą paklodę. Pietikai pasigirdo, kad seneliui išsprūdo negražus žodis. Atspėkit, koks. Bet gal tik pasigirdo. Tie garsai miegamajame priminė sūkurinės vonios burbuliavimą. Supratęs, kad greit pagalbos nesulauks, Pietika ėmė galvoti, ką daryti, bet nežinojo ką. Staiga langas, neišlaikęs vandens spaudimo, su trenksmu plačiai atsilapojo. Vandens srautas pasileido žemyn. Berniukų užgniaužė kvapą, kai jis su lova išplaukė pro 2 aukšto langą.